paskatino monotonišką kasdienybę. Tiesiog supratau, kad galiu daug daugiau, negu kasdien veikti tą patį. Ir tai buvo labai teisingas sprendimas. Bijojau keliauti viena, bet tai buvo pats drąsiausias ir geriausias sprendimas keliauti vienai, nes pakeičiau į save požiūrį 180 laipsnių. Taip pat bijojau, kad nepritapsiu, bet irgi buvo labai klaidingas požiūris, taip galvoti, labai greit pritapau, susipažinau su labai daug gerų žmonių ir labai patiko aplinka. Tarptautiniai mainai man davė tokį mąstymą, kuomet aš nebebijau išeiti iš komforto zonos, nes aš suprantu, kad tai yra vienintelis kelias tobulėti ir keistis. Taip pat aš pradėjau gyventi šią akimirką, pradėjau mėgautis kasdienybę. Geriausi prisiminimai, tai turėjau tokią tradiciją kiekvieną savaitgalį važiuoti išgerti kavos į skirtingas kavines ir pildyti savo mainų studentės užrašus. Ir dar vienas labai geras atsiminimas, jog nukentėjau nuo nelegalaus nuomos verslo, praradau didelę sumą pinigų, bet tai buvo proga susipažinti su labai gerai žmonėmis, kurie man padėjo visaip, kaip galėjo. Tai buvo taip netikėta ir taip gražu ir nuoširdu. Tai tikrai labai geri atsiminimai. Blogiausias mainų metu nutikęs dalykas būtų turbūt ta akimirka, kuomet suvokiau, jog esu visiškai viena svetimoj valstybei, kur visi šneka man nesuprantamą kalbą, visi žmonės man svetimi, nieko savo ir esu užsienietė. Tai ta suvokimo akimirka buvo labai tokia, emocionali ir skaudi. Aš patarčiau nebijot palikti komforto zonos, nes palikus komforto zoną, tu pamatai, kaip atrodo tas tikrasis gyvenimas, nes už komforto zonos verda tikrasis gyvenimas. Ir patarčiau, kaip gali geriau ir naudingiau išnaudoti savo studijų metus.